Labas visoms grožio specialistėms ir ne tik, ir kitoms, kurios domisi šią sferą. O aš tęsiu kelionę per Lietuvą, ieškau aktualių temų ir palieptim besilaukiančių meistrių, klienčių temą. Per visą Lietuvą pravažiavau ir atvažiavau į Vievį pas Juditą, kuri neseniai yra susilaukusi leliuko ir mums šiandien papasakos, kaip dirbti su klientėmis, kaip pačiai dirbti meistrė besilaukiančiai. Tai labas, Judita. Labas, Aurelija. Malonu, kad atvykai. Ačiū. Kodėl aš esu Vievyje, nes dažniausiai aš pas tave sustodavau desertų į Elektrėnus. Kaip aš atsiradau Vievyje? Vievy mes susitikom mūsų, tiksliau galbūt mano grožio studijai, kadangi pas mus visi verslai mūsų, tai ta žodis pirmiau, bet čia yra mano kūrinys, kuriame mes šiandien sėdime. Atėjom į gražų jaukų erdvų grožio saloną, aišku, jūs čia matote tik mažą dalelę, bet labai smagu ir jauku, kad Judita mus priėmė. Tai Judita, papasakok, prisistatyk, prieš kiek laiko prasidėjo tavo grožio versle kelionė, ar iš karto į Blakstienas, ar kažkur dar paklajojai? Ne, aš neklajojau niekur ir nuo Blakstienų nebuvau nukrypus kol kas dar niekada, o būtent su Blakstienom pradėjau dirbti, net sunku pasakyti iš tikrųjų, galbūt 8-9 metai, kažkas panašaus, manau. Paraleliai žiūriu, kiek maždaug su vyru esam kartu, tai eina kartu, tie skaičiai yra panašus. Tai apie 9 metus galima sakyti. Ir iš karto startavau nuo Blakstienų ir niekur nebuvau. Kaip sugalvojai, kad būtent Blakstienos? Aš pati Blakstienas labai intensyviai prisiauginėjau. Prisiauginėjau čia Vievį, prisiauginėjau Vilniui, Kaune, nes gyvenau tiek Vievį, tiek Vilniuje, tiek Kaune tam tikrų savo gyvenimo etapų. Keičiau skirtingas meistrės, nes automatiškai pagal gyvenamą vietą turėjau surasti kitą specialistą. Ir pastebėjau labai didelius skirtumus tarp darbų. Supratau, kas yra gerai, kas yra blogai ir panašiai. Ir aš galvoju, blemba, aš irgi galėčiau padaryti gerai, nes man tai yra gražu, man tuo metu ir net po šiai dienai atrodo viena iš aktualesnių patogumo procedūrų moterims, ar ne, kas liečia. Ir tiesiog grįžau gyventi Vievį ir nusprendžiau iš Kauno. Grįžau gyventi namo, dirbau kitą darbą, bet nusprendžiau nuvažiuoti į vienus mokymus, pasižiūrėti, pasičiupinti, kas tai per dalykas, ar man patiktų ir panašiai, nes labai gąsdino tas stropumas ir visi tie tokie kantrybės niuansai, kurių galvojau, kad aš neturiu. Ir po pirmų kursų aš išėjus buvau tokia užsivedus, taip norėjau, man tai buvo wow. Kad viskas, aš jau kitą dieną, buvo berods ketvirtadienis, aš jau penktadienį, aišku, pradėjau nuo namų, kaip ir visos, bet aš jau kitą dieną turėjau lempą, stalą, visą krepšelį ir jau visą savaitgalį, šeštadienį, sekmadienį buvau susiradus mergaitės, kam nemokamai dariau ir viskas. Taip, ir viskas, ir nuo tada, kai pradėjau. Tai čia mokymai tokie geri buvo, kad tave taip užkūrė? Aš tiesiog, matyt, viduje slypėjo tas momentas, kad aš to noriu, kad man tai aktualu ir kad aš galiu padaryti gražiai. Ir kai aš nuėjau, pamėginau ir aš supratau, kad mane tai veža, kad man fainai, kad aš sugebu ir kad aš turiu tos kantrybės, kruopštumo ir realiai mane tai veikia meditaciškai. Ta prasme, kad aš nuo visko atsijungiu, sėdžiu, dedu ir man taip faina ir taip gražu. Tiesiog man sukėlė labai daug gerų emocijų ir aš norėjau tame būti. Ir viskas, ir nuo to viskas prasidėjo. Tai realiai tie kursai, galiu pasakyti, kad tikrai jie nebuvo ten labai geri ir panašiai. Aš ten realiai po poros mėnesių jau į kitus ir po poros mėnesių vėl į kitus ir panašiai. Ten pirmus tos metus gal kas pusantrų, kas 2 mėnesius mokiausi, nes vis jaučiau ir mačiau, kad yra poreikis. Bet tas prisilietimas būtent prie to darbo man davė suvokimą, kad wow, čia aš galiu dirbti, man čia patinka. Ir Vievyje buvo tavo pradžia? Taip. Aha, o kokios, kaip pradedanti, kokios naudoja klienčių traukos dalykus, kaip juos prisimena? Labai, žinok, buvo prieš tiek metų
paprasta. Dabar yra rinka labai pilna visko ir, ta prasme, reikia įvairiausių įmantrybių, strategijų, planų, kaip tau į tą rinką įeiti. Prieš tuos 9 metus buvo tikrai ganėtinai paprasta, nes aš tiesiog paimu, man rodos, gal 7 ar 5 klientės nemokamai, nes aš tiesiog norėjau tai daryti, o nenorėjau užsidirbti. Tos 5 ar 7 dabar gerai neprisimenu išėjusios pasipasako, kaip jom gerai ir fainai, po jų 5 atėjo 7 dar 5-7, tos pačios 5 grįžo į korekciją ir tik tai, kai grįžo tos nemokamos mano mergaitės, aš nuo tada pradėjau imti pinigus ir viskas gavosi labai natūraliai. Tiesiog Facebookas, dėjau nuotraukas, ką darau ir panašiai ir tikrai nuoširdžiai pasakysiu, kad tada buvo lengviau ir nereikėjo kažkokių tai super duper planų ar strategijų, kad į tą rinką atsistoti. Tai galbūt šitoj vietoj pasitaikiau tinkamoje vietoje ir tinkamų laikų, galbūt tai pasakysiu tiesiog, nes dabar yra šiek tiek sunkiau mano akimis. Jo, pritarsiu, kad anksčiau būdavo iš tikrųjų lengviau iš lūpų į lūpą susirinkti tas klientės. Koks būtų tavo patarimas dabar, nes nepaslaptis vedi mokymus, turbūt kažką tai mokymuose patari ir savo mokinėms, kaip pradėti tą kelią blakstienų? Visą laiką sakau, kad turi turėti savo išskirtinumą, viskas gerai, jeigu tu nori daryti ten ryškius darbus, ekstravagantiškus, arba jeigu tu nori daryti natūralius ir panašiai, bet nesimėtyti tarp padaryti viską, nes automatiškai, jeigu turėsi savo išskirtumą, turėsi savo klientą, kuris bus ištikimas tau, lojalus tau, jam patiks tavo darbas, jisai mylės, ką tu darai, jisai nori pas tave ateis ir taip susikurs ne tik paslauga, bet taip ir susikurs kliento ir paslaugos tiekėjo ryšys ir tas žmogus bus ilgametis tavo klientas ir bus mokus klientas. Reprezentuoti tai, ką tu darai, kalbėti, kodėl tai darai, nes kai tu darai tai, kas tau patinka ir mėgiama, tu turi tada apie ką pasakyti, turi žmonės mato, kad tau tai yra aistra ir jie nori tos pačios aistros. Ir žinoma, socialinė medija, išsiskirti joje, nebūti tenais pilka masė kaip prekybos lentynoje, sureliai, o būti kažkas šiek tiek daugiau, tiesiog kurti savo galbūt prekinę ženklą, norėti kad žmonės sakytų, kad aš, pavyzdžiui, darausi blakstienas pas Aureliją. Ne šiaip pas kažkokią meistrę tenais darausi, o pas Aureliją, kad tavo darbas taptų tiesiog vardiniu darbu. Nes, pavyzdžiui, smagu, kaip pavyzdys, ar ne, kai pradėjau dirbti su L-linkiu ir aš žinau, kad mano klientė eina ir, ta prasme, ją pamačiusi ten ar kita klientė, arba žmogus, kuris pas mane lankėsi, jisai pamatė tave ir jisai mato, kad vizitinė kortelė. Kad taip, tu daraisi blakstienas pasidita, matosi, ar ne? Tai va, tai tiesiog kryptingai pasirinkti kelią ir viskas bus gerai. Labai dažnai matau, kad tuose Facebooko grupėse tos pačios meistrės skelbiasi, turiu laikų tada, deda darbų nuotraukas, priimčiau dar kelias klientas ir tos pačios. Kokį jom galėtum duoti patarimą, raktą, kaip jom prasimušti, kad nereikėtų taip intensyviai vis ieškoti klienčių? Aš galvočiau, kad visą laiką veikia paslauga plus. Tai jeigu tu darai tik blakstienas ir tik ieškai klientų, tai greičiausiai tokios mergaitės nedaro paslaugos plus. Tai žmogus dažniausiai perka, tas, kuris perka tik paslaugą, tai tada tu ten kažkokiam forumiukį ir susirasi, bet jisai šiandien pirks paslaugą iš tavęs ir rytoj pirks iš kitur. Aš visą laiką sakau, kad reikia siūlyti procesą. Tai siūlyti žmogui, kad jisai norėtų pas tave ateiti, nes jam rami, faina muzika, galbūt natūralios geros arbatos, galbūt laikas savo, galbūt kažkokios tai rankyčių pakių ten, nežinau, kaukytės, galbūt kažkoks šukų galvos masažas, kad žmogus
apie tave kalbėtų ne kaip apie, vėlgi grįžtam prie prekybos lentynų surelis, o jis apie tave kalbėtų kaip apie procesą, kad tu jam būtum tarsi jo gyvenimo, mėnesio, savaitės must have dalis. Tai emociją sukurti. Taip, jeigu žmogus gaus šiek tiek daugiau negu paslaugą, jeigu jisai gaus procesą, ateinu, atsipalaiduoju, nusirengiu, mes, pavyzdžiui, ateinam į saloną, užsidedam tapkutes, kaip namuose, galima atsigerti vandenuką, galima atsigerti žolelių arbatos, galima atsigerti kavos. Pas mane būdavo tokių klienčių, kurios ateina, aš išlendu iš kabineto, tau vizitas po valandos. Ar galiu aš čia pasidėti, sako. Pabėgo iš namų. Taip, žinoma, sakau, pasėdėk, saldainių, kavos, arbatos, nežinau, šokoladuko. Tai tada žmogus, jisai tiesiog paranojiškai, kaip narkotiko, jisai norės pas tave ateiti, jam reikės ir aiškus apie tai kalbės, kad aš turiu vietą, kur man yra labai gera ir tada automatiškai kitas žmogus, kas nenori jaustis komfortiškai, gerai ir panašiai. Tai yra šiek tiek sunkiau sukurti namuose dirbant, bet net ir dirbdama namuose aš visą laiką stengdavausi padaryti kažką daugiau, stengiausi namų aplinkoje susikurti kabinetuką, o ne dirbti ten kažkur kambarį, ten valgomajam ar kažką, kad tai būtų... Kur katė užlipa ant klientės, ar šuniukas pribėga ar kažką. Jeigu tu atėjai į namus, gerai, tu pralipai tos laiptus ir panašiai, bet užsidarius duris tu vis tiek esi kaip procedūrai. Erdvėj kažkokia. Taip, tai va, tai jeigu taip šiek tiek pažiūrėjus plačiau į procedūrą, kaip į procesą, tai manau, kad tikrai tada paprasčiau ir lengviau susirinkti tą lojalų klientą, nes jeigu tau nuolatos atsiranda vietos ir jeigu tau nuolatos reikia ieškoti klientų, greičiausiai tu neturi lojalaus ir... Kažkodėl negrįžta. Negrįžta, tai yra kažkur ne tame problema, galbūt, aišku, reikia pasitikrinti darbų kokybę ir priemonės ir visus kitus dalykus, bet jeigu šitose viskas yra vietose gerai ir tu tikrai kokybiškai atlieki savo procedūrą, tai tiesiog biški. O gal net būtų įdomu iš tikrųjų, čia gal netaktiška, bet, sakykime, jeigu nėra baimės, parašyti ir paklausti, kodėl negrįžot, būtų man labai naudinga tobulėjimo tikslai sužinoti, kodėl negrįžo. Aš, pavyzdžiui, kai tik pradėjau dirbti, neturėjau lojalaus klientų rato, ar ne, tai aš visą laiką savo klientėm išlydėdama visą laiką sakydavau, jeigu kažkur kažkas tik tai ne taip, prašau, parašykit, ateikit, patvarkysim, sugrįžkit, ten visą laiką pasakydavausi, kad žymiuosi, ką jums dėjau, kaip dėjau, ten kokia jūsų oda ir panašiai, gal reikia pakeisti priemonės, kad aš dar procese, kad aš ieškau. Aš net tiesiog nepadarydavau procedūros, paimdavau pinigėlius ir sakydavau, visą gerą, ačiū, kad apsilankėt, ar ne? Ne, visą laiką su žmonėm reikia kalbėtis, tie, kurie žmonės jiems rūpi, jie tikrai išgirs, ką tu jam sakai. Tai tiesiog paprasčiausiai pasakyti, kad ten, jeigu jums ten ar greitai iškris, ar jums ten nepatiks rezultatas, jūs parašykit, aš esu suinteresuota jums padaryti tobuliausią variantą ir tą tobuliausią variantą aš užsirašysiu, pasižymėsiu ir aš įstengsiuosi atkartoti. Tokiu atveju žmogus jisai net emociškai yra tau įsipareigojęs grįžti, jis nori su tavim turėti kontaktą ir panašiai, nes jisai mato ir jaučia ir supranta, kad tu jam rūpi tiesiog, o nesi tiesiog pinigėlių maišas, kuris atėjo, padėjo ir išėjo ir jam vienodai. Tai va, o paskui aš taip dirbau pradžioj, bet nežinau, gal metai, gal tu, tiksliai nepasakysiu, susibūrė tiesiog pastovus klientų ratas, kad man tų žodžių kartoti nebereikėjo, kad man to sakyti nebereikėjo, nes visus mano mergaitės buvo vaikščiojančias ten 6-7 metus pas mane ir man tiesiog, jau viskas, jau šiek tiek paprasčiau tada jau. Taip, kai užsikuria, tai žinoma, kad paprasčiau, aš dar truputį sugrįšiu iš savo varpinės galiu porą pastebėjimų. Pavyzdžiui, aš atostogavau ir savo klientę nusinčiau laikinai pas kitą meistrę, kol aš atostogausiu, kad nueitų vienam kartui. Ir jinai grįžo ir sako, kaip viskas sekėsi, viskas sako gerai, viskas patinka, aš tikrinu, darbas puikus, nes, aš žinojau, pas ką siunčiu. Sako, mane taip perzino kvapas, žvakės, uždegta žvakė buvo ir mane taip perzino, aš 2 valandas, sako, gulėjau, aš kentėjau, uoščiau tą žvakę. Ir kartais užtenka jums tiesiog
panaikinti žvakę ir klientai sugrįžtų, jeigu nebūtų tas dalykas, kad jinai laikinai išėjo iš kitur, sakykime. Bet kartais net ne darbe, net ne jumyse yra problema, bet gal aplinkoje kažkokių tokių trigerių netyčia pasitaiko. Aš, pavyzdžiui, irgi lygiai tokia pačia situacija esu iš klientės, sulaukus komentaro, paklausus, kaip tau sekėsi, nes irgi keliavo kitur. Tik jos, pavyzdžiui, buvo atsakymas, kad laikrodis tiksėjo. Taip. Ir sako, mane psichiškai veikia, sako, aš negaliu, tik. Sako, ir šiaip, sako, man 2 valandas išgulėti yra sunku, o ten dar tik. Ir sako, man tos sekundės galvoj kapsi, tik, sako. Tai labai rekomenduoju savo darbo vietoje praeiti kliento kelią nuo įėjimo pro duris, pasikabinimo ar patogio vietoje pasikabina striukę, ten ar ateina, kilimėlis, batai nusiauna, ant ko užlipa ir tą pagulėjimą tokį irgi pasidaryti arba procedūrą paprašyti pas kolegę kokią, arba savo pagulėti ir tiesiog tokių dirgiklių paieškoti, dėl ko žmonės gali dirgti, nes visokių žmonių yra jautrių, daugiau, mažiau jautrių. Ir tiesiog praeiti tą kliento kelią labai sveika. Tai kaip suprantu, tas kelias greitai ir sėkmingai Taip, man visai viskas ganėtinai pasisekė, tiesiog nežinau, kaip tai pavadinti, ar vietų ir laiko, ar tiesiog nuoširdžiai labai žiūrėjau į tą darbą ir tai davė savo, ar viskas viename, bet tikrai nebuvo sudėtinga. Ir paskui chronologiškai atsirado grožio salonas. Ar aš čia peršoku kažką? Jo, peršokė, stipriai. Kiek čia šimtmečių peršoku? Esmė yra tame, kad aš namuose galbūt, tiksliai nepasakysiu, bet greičiausiai dirbau apie 1 metų. Gal grubiai 1, gal metus, net neįsivaizduoju, dabar tiksliai nepasakysiu, bet po namų aš persikrauščiau dirbti į tokią 16 kvadratų kabinetuką erdvę. 16 normaliai, taip. Bet ten dalinomės mes dar vietą su manikiuriste. Mes dviese susikoperavom, iškeliavom, jinai turėjo už sienos savo ten tokį kabinetuką, aš turėjau savo. Irgi buvo ir jauku, ir faina, viskas okei. Tai čia kur mes esam, tai pastate priešais. Ten dabar ir likę manikiūro kabinetukai, aš tiesiog išsikėliau. Tenais aš dirbau irgi gal 3, gal 4 metus, net nepasakysiu. Ir tiesiog jau kokius 1,5 metų vis ieškojau, kur čia man jau toliau. Pro langą dairaisi iš tos pusės. Taip, čia buvo kažkada Ramunėlės vaistinė. Ir jau ieškojau čia prieš tai kitose patalpose, bandžiau išsikraustyti iki čia atsikeliant metus laiko, bet ten buvo sudėtinga su vandentiekiais ir kitais dalykais. Pas mus sunkiau pajudėti į priekį, nes yra šiek tiek ribotas išteklius mūsų savivaldybei su patalpom komercinės paskirties. Ir tiesiog vieną dieną dienų darbą, pakeliu ruletus. Tuščia, Ramunėlės nebėra, užsidarė. Ir užsikūrė. Viskas labai greitai įvyko, sausio mėnesį užsidarė, nuo sausio 1, greičiausiai baigėsi metai, ar ne, tiesiog išsikraustė. Aš vienas skambutis ir realiai 2-3 savaitės įsirengimo, ten sienų dažymo viso kito ir mes jau vasario mėnesį persikeliam čia. Priešais COVID. Tai aš dabar galvoju, kad man rodos čia salonui yra 4 metai, jeigu neklystu. O iš kur tas noras iš tikrųjų? Iš kur tas noras turėti savo grožio saloną? Savo grožio saloną aš galbūt nepavadinčiau. Man tiesiog yra tokia... Čia yra psichologiniai dalykai. Ta prasme, aš esu pasigilinus ir tiesiog, bet tai yra psichologiniai dalykai tam tikrų žmonių, kurie negali stovėti vietoje ir jie jaučiasi nepakankami, jeigu jie nekeliauja tolyn. Tai čia ten pripažinimai visokie, tam tikri gilesni sluoksniai. Aš esu vienas iš tų žmonių, kuris aš negaliu ilgai būti. Aš pasiekiau, padirbau metai 2 ir aš jau pradedu galvoti, kad aš egzistuoju, kad aš niekur toliau nebejudu, kad tai viskas, man čia 25 metai ir aš čia viską jau padariau, mano gyvenimas stojo, o kas toliau, tai ką aš dabar veiksiu, tai čia dabar lygusius 25 metus taip ir gyvensiu. Monotonija žudikė, ne? Taip, aš negaliu, tada viskas atsiranda poreikis ir automatiškai, tai jeigu tu esi tame kelyje,
nu tai realiai ar ne, tai sekantis žingsnis, vat, kažko tai daugiau ir bent jau grožio sferoje dažniausiai ir būna tai, kad tavo tai yra grožio studija, ar ne. Tai mano kelyje taip ir buvo, kad aš tiesiog pabuvau tenais, mes ten, man gal šiek tiek yra lengviau, nes galbūt nebūtų 9 metų tarpo ten iki, ar ten kiek žinais, 5 ar 6 metų tarpo iki grožio studijos, bet kadangi mes paraleliai turim dar Dolce Amore, ne, konditerijos verslą, tai vienus metus ten kažką padarom. Pasiekimas buvo, praėjo pusmetis, viskas. Kirba, jaučiam, viskas kirba. Nu, grįžti vyrai, jis sakai, žinai, viskas, man jau reikia, aš jau čia galvoju, nu, jis ačiū Dievui, mane visą laiką palaikė ir padėjo, tai tada automatiškai čia kažką padarai, čia praeina vėl pusmetis, tada ten kažką, tai, nu, tai va, taip va ir judi. Tai aš niekada, man nebuvo taip, kad aš ten pradėjau dirbti ir aš sakiau, kad va, čia mano jau siekiamybė yra grožio salonas. Tiesiog tai natūraliai atėjo, tiesiog tu padarai iš namų, išsikėlei ten, pajudėjai, nuvažiavai į mokymus, dar kažką. Ir atėjo laikas, kai jau man ten buvo per ankšta. Ar manai, grožio verslas, tai verslininku vadintis, čia dabar labai populiarus tas žodis, bet kas vadina save verslininku ir ar manai, kad grožio meistras gali būti ir verslininkas viename geras? Aš skaitau, kad verslininkas yra kiekvienas žmogus, kuris parduoda paslaugą, ar ne? Nu, ten, ta prasme, vis tiek tu jau kuri verslą, tu kuri kažkokį taip, nuo iki yra tavo procesas, iš kurio tu uždirbi pinigėlius, ar ne? Tai net ir manikiūrininkė, kuri namuojasi darbo vietą ar panašiai, jinai yra savo manikiūro versliuko įkūrėja, steigėja, jinai už jį yra atsakinga. Pas mus salone irgi niekas nedirba čia nėra Juditos grožio salonas. Kiekviena iš jų namuojasi darbo vietą ir kuria savo paslaugą, savo vardą, savo šitą, pas mus yra toks susitarimas. Tai galima taip sakyti, ar ne, ta prasme priklauso, ką žmogus įvardina tą verslo mastą, ar ne, tenais vienam tai ten milijonierius ten yra verslininkas, o kitam yra žmogus, kuris dirba, veikia, stengiasi, kuria savo kažkokį tai galbūt vardą, paslaugą ir panašiai. Tai aš nesitaikau į tą milijonierių ar ten tikrų verslininkų lygmenį, o tiesiog džiaugiuosi kiekvienos mergaitės veikla, kurie sugeba daryti, kurti, reprezentuoti save, mokytis, vesti savo tas mini buhalterijas ir panašiai. Nu ir valio, tai visa tai, manau, ir yra ta veikla, per brūkšnelį galbūt versliukas, kuri mergaitė vysto. Tai veikla, kai dar dirbai ten ir viena dirbai ir čia, kai dirbi su kolektyvu, tai, po tavo vardu tas vis tiek kolektyvas, bent jau ant logotipo parašytas tavo vardas, tai vis tiek tu neši atsakomybę ir turi rūpintis ne tik tai savo galu, bet ir kitais žmonėmis atsakyti už jas, nes vis tiek dirba po tavo vardu, tai ar nevargina tavęs tas? Aš galiu tau, Aurelija, nuoširdžiai pasakyti, iš salono aš neuždirbu. Tai čia dažnas tai pasakyti. Taip, iš salono aš neuždirbu. Mano tikslas buvo sukurti grožio studijos šeimą, kur būtų visiems atėjus smagu, faina, gera, kur klientai jaustųsi gerai ir aš atėjus į darbą jausčiaus gerai. Ir aš viską darydavau taip, kaip man natūraliai gaunasi, kaip aš noriu, kaip aš šnekėdavau su mergaitėm taip, kaip man išeina. Jeigu būdama salone mane mergaitės vadindavo mama, tai manau, kad man sekėsi gerai, nes būdavo grįžtų ten iš kokio, žinai, promo, ten visas apipirgus ir panašiai, kam ko reikia. Ir sako, mama pargrįžo, žinai. Dabar to nėra, nes aš tikrai esu su vaikeliu atitrūkus nuo salono reikalų. Kiek ten kas man ką parašo, kad ten kažkur kažkas negerai, tiek aš stengiuosi padėti, bet dabar tas mano kolektyvas suburtas, ar ne, aš jaučiu, kaip man duoda grįžtamą grąžą, ką aš atidaviau. Nes aš nuoširdžiai dabar neturiu laiko čianais jomis rūpintis. Ir jos man tiesiog ten parašo, ten kilimėlis ar kažką, ten taip toliau ir panašiai. Bet okei, aš nupirksiu, ta prasme, ten iš nuomos ar kažko atskaičiuosiu, tu ten tvarkykis, mes čia susižiūrėsim. Tai man žiauriai faina, nes tiek, kiek aš atidaviau, tiek man dabar grįžta. Aš galiu džiaugtis, kad tas salonas, studija ar tiesiog
kaip pasakyti, gyvuoja, kad visoms čia viskas gerai, kad niekas nepasikeitė, kad visos laimingos ir tai, ko dabar aš negaliu padaryti, jos pasidaro pačios, iš manęs ten nieko per daugiausiai nereikalaudamos. Tai ne, manęs tai nevargina, nes aš prieš tai dariau tai, kas man patinka ir savęs neprievartaudama ir dabar lygiai taip pat savęs neprievartaudama galiu ramiai duše uždaryti, užrakinti duris, išeiti iš salono ir viskas tvarkoja, visoms viskas gerai. Aš esu viena iš tų moterų, kuris sunkiai susitvarko su savo kietais ir nepaklusniais antakių plaukeliais. O antakiai tai yra veido rėmas. Todėl juos užbaigti ir tvarkingai susiformuoti, sakyčiau, yra būtina. Tam aš naudoju antakių plaukelius drėkinantį ir kondicionuojantį 100% veiksmingą ir natūralios sudėties antakių aliejuką Magic Potion. Jo rutulinis aplikatorius leidžia aliejuką aplikuoti labai lengvai ir greitai, nereikės jums nei tepliotis pirštų, nei imti papildomų kažkokiu tai šepetėlių. Na, o grožio specialistėms, kurios atlieka antakių dizainą, antakių laminavimo procedūras, rekomenduoju palepinti savo klienčių antakius su Magic Potion aliejuku, kuris yra didesnėje pakuotėje su štai tokia pipetė. O kad antakių laminavimo procedūra išsilaikytų ilgiau, rekomenduoju klientėms namuose naudoti Magic Potion aliejuką. Jis padės prailginti antakių laminavimo efektą. Mamos dienos proga Wonder Cosmetic jums dovanoja 15% nuolaidą visai Didier linijai. Su nuolaidos kodu MAMA šią nuolaidą gali pasinaudoti tiek grožio specialistės, tiek norinčios pasirūpinti savo antakiais namuose. Jau seniai esu pamėgusi Didier liniją, atliekant blakstienų ir antakių laminavimo procedūras. Rezultatas visada garantuotas ir super gražus. Eikim prie tos mūsų pagrindinės jau temos. Kaip tu reaguoji, kai gauni žinutę iš klientės, dar ji nėra niekada pas tave lankiusis, tik pradėjęs lankyti, sakykime, sveiki, ar priimate besilaukiančias klientės? Aš pradėsiu visą šitą temą nuo tokios įžangos, nes kažkada socialiniai medijai savo poziciją pasisakiau apie būtent nėščias besilaukiančias klientes ir ten kaip visą laiką, ten 2-3 barikadų pusės, kurios ten su savo nuomonėm. Tai pirmiausia, ką aš noriu pasakyti. Tai čia dabar pakartosi tą poziciją ar išversi į kitą pusę, nes įdomu ir kas ten įvyko, aš neprisimenu. Tai aš taip trumpai viską pasakysiu, tiesiog pirmiausia, tai ką noriu pasakyti, tai ką aš pasakysiu savo poziciją dirbant su blakstienom, tiek nėščiai moteriai, tiek ateinančiai, besilaukiančiai klientai, tiek rekomendacijos arba mano požiūris į tai yra tik mano požiūris, mano patirtis, mano mintis, mano, nežinau, išsilavinimas, ką aš ties tuo žinau ir kaip tai yra. Kitas dalykas, nuoširdžiai atvirai pasakysiu, kad mūsų leliukas tai yra stebuklas, nes mes turėjom nevaisingumą ilgametį, dėl to galbūt aš perdėktai šiek tiek atsakingai žiūriu į tai. Kita dalis tai yra, kad moteris yra nėščia 9 mėnesius, tai nėra 50 metų ir jeigu tu 9 mėnesius dėl kito žmogelio gali ką nors padaryti, kad jam būtų viskas gerai, tai aš labai linkiu, kad kiekvienai mamai ir moteriai užtektų proto tą ką nors padaryti. Tai va, tai tokia mano yra pozicija į tai, kokią žinutę tuo klausimu skleidžiu, ar ne. Pasidalinau socialiniai medijoje savo požiūriu ir sulaukiau ten vienos mamos, aš čia dariausi, tu čia nešnekėk nesąmonių, mano vaikas sveikas, viskas gerai, ačiū Dievui, kad tu esi 50% moterį, kuri viską darėsi ir jos leliukas yra sveikas. Kitas buvo, kad kaip fainai, ačiū, kad daliniesi, ten aš atkreipsiu dėmesį ir panašiai, o kita pusė tai buvo tiesiog stebėtojų, kurios žiūrėjo ten visą tą, ar ne, vyksmą. Tai gaudama, dabar grįžtant prie klausimo, gaudama šitą klausimą, aš visą laiką paklausiu, koks yra nėštumo laikas. Tada
parašau visas kontraindikacijas, rizikas, kas, kaip, dėl ko ir kada mes galim daryti tas procedūras ir iki kelinto mėnesio aš sutinku tą procedūrą atlikti. Visais kitais atvejais vien dėl savo asmeninės patirties, savo asmeninės ir ramios dūšios, aš procedūrą atsisakau atlikti. Turiu keletą savo ilgamečių klienčių, kuriuom atlikinėjau procedūrą ten vos ne keletą savaičių iki gimdymo. Visą nėštumą atlikinėjom, tik tai kelios tokios yra, bet aš jas iki skausmo pažįstu tas moteris ir 100% esu įsitikinusi, kad jeigu nors minimalus kažkoks ženkliukas būtų, kad kažkas yra ne taip, procedūra būtų nutraukta. Ir tai buvo ganėtinai senai ir su mano ten visokiais, ten kiekvieną kartą ateina, tu mane nuvarysi į kapus, neduok Dieve tavo vaikui kas nors bus. Ta prasme, aš nuoširdžiai sakau, aš tą žmogų, kurį pažįstu, ir jeigu aš pamatyčiau, kad tam vaikui kažkas yra ne taip, realiai, vargu ar man... Prisiimtum ant savęs? Taip, vargu ar mano sąžinė būtų rami, man būtų su tuo sunku gyventi, susitaikyti ir panašiai, kad aš sau leidau peržengti savo taisyklių ribas, bet tai esu padarius kelis kartus, nuoširdžiai sakau. Tai va, nes tiesiog žinojau, kad pasakysiu kodėl, nes tiesiog žinojau, kad jeigu ne aš padarysiu, jinai nueis kitur pasidaryti. Ir nepadarys taip atsakingai? Nepadarys taip atsakingai, nepasitengs padaryti maksimaliai greitai, nes aš ten realiai tiesiog sumesdavau, kad tik tai būtų plius minus vaizdas, dirbdavau vos nesėdimoj pozicijoje, ten va taip buvau užkritus vos ne pati atsistojus, tam, kad tai vyktų, kad būtų maksimaliai maža rizika. Ir tiesiog žinojau, kad jeigu aš jos nepriimsiu, jinai nueis ten, kur greičiausiai mergaitė neturės suvokimo ir vos net ten ant košetės paprastos pasiguldys, nepasigilins 9 mėnesių nėštumą panašiai ir neaišku, kom ten pasibaigs. Tai tik tai yra ta vienintelė priežastis, kodėl aš tai dariau. Tai grįžkim nuo pat pradžių ir dekonstruokim tą tavo susirašinėjimą, sakykim, išsiaiškinkim detaliai. Koks atsakymas, kurio mėnesį laukiasi, koks tavo reakcija, kokia tavo į tą? Taip, tai sutinku atlikti procedūrą iki 3 mėnesių, be laukimo laikotarpyje, iki 3 mėnesių išdėstau visas kontraindikacijas, kas gali būti. Tiek išsilaikymo klausimų, nes moters pasikeičia visa hormonai pasikeičia, būna dažnai labai odos būklė, pasikeičia labai dažnai miego ypatumai, pasikeičia valgymas, pasikeičia viskas labai tiesiog, kitos būna pasidaro staigiai labai alergiškos, nors niekada nebuvo alergiškos, kitom pradeda nebesilaikyti, trečiom ten tiesiog... labai daug yra niuansų. Dirbti iš tikrųjų sunku, pavyzdžiui, muša karštas, prakaitas, prakaituoja. Taip, tai čia visi hormoniniai dalykai ir panašiai. Tai tiesiog parašau, kad gali būti ten procedūros metu jau link 3, ten aš pati dariausi blakstienas iki 3 nėštumo mėnesio, jau ten link 3, jau ten kitom, kuriam, pavyzdžiui, 12-14 savaičių, kitą kartą jau, pavyzdžiui, mano atveju pradeda jaustis judesiai, tai tiesiog gali net procedūros metu, nes tu lygesniai pozicijoje gali pradėti jaustis judesiai, tu gali pradėti trigerintis, gali klientam pasidaryti staigiai blogai, ypatingai iki 3 mėnesio, nes labai dažnai pykina. Tu dirbi su aštriais pincetais prie akių, jos gali nevalingai pradėti ten, nes čia moteris yra labai jautri dažnu atveju. Kitos gali sakyti, man iki 3 mėnesių nieko nebuvo, bet tam tikrą situaciją, tam tikrą momentą, tam tikrų hormonų audrų, tu nežinai, kaip tu būtum pasielgus, nes realiai tai yra laikotarpis, kur tu tikrai nuoširdžiai, pažiūrėk, kiek moterų sako, mano ten 3 nėštumas ir visiškai kitoks negu 1, 2 ir panašiai, nes tai tiesiog, tai yra nevaldomas dalykas, kai su moters organizmu vyksta pernelyg daug dalykų, nes tu turi išauginti gyvybę, ar ne? Tai gerai, jeigu tau parašo iki 3 mėnesių, ten 1, 2,
priimi, viskas gerai. Ir tada aš parašau, kad ten dėl laikymosi, dėl odos pasikeitimo, dėl alergijų parašau, dėl gulėjimo pozicijos, kokios alergijos. Jo, gali pasireikšti alergijos, gali būti labai pasidaryti staigiai, gali labai staigiai išsausėti tinklainė, gali staigiai išsausėti vokas, gali atsirasti paros laikė dideli tinimai tiesiog, nors tu ten gali 12 metų darytis blakstienos ir niekada nieko panašaus nebūti. Gali padaryti blakstienas, prakaitas, pasikeitusi odos būklė, pH pasikeitęs, didelis sebumo išsiskirimas riebalo, gali staigiai tas blakstienos atkristi. Būna kitą kartą pas kitas moteris, net plaukas pats pastorėja, jisai toks kaip apvalkale pasidaro, tas per tą apvalkalą įskverbti klijus praktiškai neįmanoma. Gali iš sukibimo nebūti, gali viskas staigiai atkristi. Tai va šitą žinutę visą didelę tokią litaniją. Viską parašau, susidarau, aš aišku nautose esu pasidarius ir nieko šiandien kiekvieną kartą nerašau, tiesiog copy ir paste, ar ne. Parašau, kad procedūros metu gali būti dusulys, gali būti išgastis, gali atsirasti, jeigu ten kažkas... Maksimaliai išgazdini, kad tik tai žmogus norėtų. Bet yra, kurios sako, okei, bet suprantate, aš apsisaugau tuo klausimu, kad aš viską pasakiau ir tai yra tik tai pačios mamos atsakomybė, nes tu jau esi mama, viskas. Ir tai va, tai viską parašau ir jeigu mergaitė, moteris su tuo sutinka, tada viskas gerai priimu. Tai dar žinoma pasiklausiu, kodėl nori prisiauginti, nes jeigu šviežias priauginimas, tai kitos ten būna kartais ten iki to 3 mėnesių ten susirašymą kokį daro, ar ne, kitos ten atostogų iškeliauja ar dar kažką, tai vėlgi tada realiai panašius į statalitanę turėtų žmogus suprasti, kad čia vienam kartui tik tai jinai. Arba vienam kartui, arba tu pasidarysi ir jeigu tau viskas iškris, o tu būsi atostogose, greičiausiai tau geriau važiuoti be arba pasidaryti laminavimą. Tai bus tikrai efektyviau, o jeigu ten vyksta santuokos ceremonija, tai tikrai bus makiažo metu gražiau padaryta ir tau nepatirsi ten streso, nes, pavyzdžiui, aš net, pati lankiausi pas odontologą, tai jis sako, kitą kartą nėra problema procedūra, o yra problema patiriamas stresas. Dėl to, nes, tu perskaičiusi statalitanę, aš, pavyzdžiui, širdžiai, besilaukdama perskaičiusi statalitanę, aš ten tas 2 valandas gulėčiau ir galvočiau, tai kad tik viskas būtų gerai. Ir dar išsišauktum savo. Paskui išeitum parą laiko ir vėl galvotum, čia nieks netins, ten viskas čia tvarko ir panašiai. Ta prasme. Kaip žinai, tas problemas, tai gali jas ir prisišaukti, prisigalvoti, įsiteikti savo. Taip, tai tame yra esmė, kad aš pati iki 3 mėnesių dariausi, aš žinojau tas visas kontraindikacijas, bet aš viską maksimaliai perteikiu klientui ir paskui čia jau yra jo atsakomybei, ar tą procedūrą vis tik atlikti, ar gal geriau šį laikotarpį, kaip ir minėjau, tai yra 9 mėnesiai nėra daug, pakentėti. Gerai, kaip skamba tavo atsakymas, kai žmogus parašo, man dabar yra 6 mėnesiai. Laukiuosi, noriu fotosesiją pasipuošti. Jeigu taip atsitinka, tai aš tiesiog parašau, kad labai atsiprašau, bet aš neprisiemu atsakomybės dėl tam tikrų priežasčių ir jums linkiu šios procedūros iki nėštumo pabaigos nedaryti ir tą copy paste, ką siunčiu, ką siunčiu iki 3 mėnesio, viską išsiunčiu ir tiesiog atsisakau atlikti procedūrą. Vienas svarbus niuansas yra, kodėl negalima atlikti procedūros po 3 mėnesių. Nes čia, aišku, dar priklauso tam paciento priekyje, galia ir panašiai, bet pagrindinis principas tai nėra procedūros, blakstienų procedūros kenksmingumas organizmui, nes tai yra nekenksminga procedūra, apart lakių klijų, ar ne, kuriuos mes uostome, taip sakant. Bet tiesiog paprastai tariant dėl gulėjimo ant nugaros, nes lygi pozicija gulėjimas ant nugaros, bet koks save gerbintis kineziterapeutas arba specialistas tikrai nenuneigs to fakto, kad nėščiai moteriai gulėti ant nugaros yra ypatingai ilgą laiko tarpą, ten jau net 15-20 minučių jau skaitosi žengiama į tą ilgesnį laiko tarpą. Rizikinga? Yra rizikinga dėl deguonies patekimo į placentą. Tai dėl deguonies patekimo į placentą ten yra
kelias, per kurį vaikas gauna ir deguonies ir tiesiog tiek pats vaikiukas, tiek pati placenta gulint ant nugaros gali tą prispausti, o vaikas 9 mėnesius jis vystosi kiekvieną sekundę, jisai nuo nieko turi tapti žmogeliuku, kraujotaka, smegenėlės, plaučiai, visa organizmas, visa sistema, viskam reikia kraujo, deguonies, tai yra maistingos medžiagos, iš ko mes net ir gimė pasaulyje, dėl ko mes gyvuojame. Ir net ir 5 minutės, 3 ar 2 minutės negavimas organizmui deguonies gali pakenkti tuo metu besivystančiam organizme procesui, ar ne, ten, pavyzdžiui, nuo 7 mėnesio labai intensyviai vystosi smegenėlės. Tai vienas iš patarimų girdžiu, kad yra pusiau stačiomis laikyti klientę, neguldyti, taip, kaip mums patogu, kuris žemai galva, taip, o vos nestačiom ir jau mums pasikelt kėdę aukštai, arba vos atsistojus. Geriausia būtų, kad būtų pusiau sėdėjama pozicija, kad kelienai būtų irgi pusiau sulenkami ir vat, tai būtų galima išspręsti minimaliai sumažinus riziką. Palengvinti procedūros ir panašiai. Aišku, kuo pilvukas didesnis, ten svoris didesnis, tuo ta tikimybė yra didesnė. Bet nes širdelė jau pradeda maždaug plakti nuo 6 savaitės, ar ne? Jau ten pradeda viskas labai aktyviai cirkuliuoti ir panašiai, tai dar iki tos 12-13 savaitės, kol ten labai mažiukas tas darinukas, kol dar kojytės, rankytės nespurda, nes jau reikia suprasti, jeigu jau 14-16 savaitę mes pradedame jausti judesius, toj dideliai platmėj, nes ant placento įsivaizduokim yra didesnė, ar ne, tas pilvo ertmė yra didelė, tai vadinasi, tas jau žmogutis jau sugeba kažką tai padaryti, tai jau reikėtų ir atsakingiau rinktis tas procedūras. Kokie dar būtų patarimai meistrėms, kai priimam klientę, ten iki 3 mėnesio arba ilgalaikę klientę, kurią labai puikiai mes pažįstame ir jinai visiškai prisiima visas atsakomybės. Kokie dar patarimai, kaip tą procedūrą atlikti atsakingai ir galbūt palengvinti klientę išgulėjimą tam? Tai be maksimaliai sėdimos padėties ir kelienukų sulenkimo palengvinti jau daugiau ergonomiškai tokios procedūros nelabai palengvinsi, nebent daryti pertraukėlės, kas būtų labai sveika, ypatingai jeigu atliekam 2 valandas procedūrą, tai kas 45 minutės rekomenduojama būtų leisti žmogui atsistoti, prajudinti organizmą, kad suaktyvėtų tiek deguonies, tiek kraujotakos organizme vaikščiojimas. Kitas dalykas dar, kas būtų labai svarbu, užsidėti kaukę procedūros metu klientei, kad nekvėpuotų. Vėlgi, užsidėjus kaukę, visi vardinam, kad mes gulim, mums reikalingas kvėpavimas ir panašiai, tai ta irgi būtų reikalinga pertrauka, kad deguonies organizme kiekio nepritrūktų. Tai turbūt jeigu pertraukėlės, tai ir laiko pasilikti tokie klientai daugiau. Ir kas yra labai sveika ir gerai, tai gerti vandenuką per pertraukėlės, kad nedehidratuotų organizmas. O paskui į tualetą dar Tai į tualetą, nes čia taip ar taip eina ten kas valandą ar kas 50 minučių. Besilaukiančiai klientė, jeigu maksimaliai greitai atliekat procedūrą, pavyzdžiui, per valandą, kaip sakai, sumetu, kad tik tai būtų, vadinasi, 2,5 valandos pasilikti būtinai. Jeigu nori, kad žmogus būtų saugus, kad vis procedūra būtų komfortabili, jeigu nori, kad tikrai viskas įvyktų sklandžiai mažojo gyventojų atžvilgių, tada taip. Gerai, man čia skamba dar kitas toksai klausimas, kadangi procedūra prailgėja, skiriamas laikas prailgėja, stresas paauga, padidėja. Kas už tai, meistrai? Už tą stresą, už tą didesnį laiką? Na taip, čionais aš savo atveju, kai tom keliom klientėm atlikinėjau, tai pinigėlių papildomai tikrai neėmiau. Mano atveju, mano mergaitės pačios labai supratingos ir supranta, ta prasme, kokią greičiausiai aš jom paslaugą darau, tai man nereikėjo prašyti ten didesnio atlygio, ar ten šampano butelio, ar kažko, ar ne. Čia jau mes, ta prasme, kaip ir kliento atsakomybei, bet žinoma, jeigu jūs pasirašote gerą
aprašymą, kodėl, kas, dėl ko ir ką jūs darote ir kad jūsų procedūra išilgia ir panašiai, tai tikrai sąžiningai galima prašyti didesnio atlyginimo uždarbio, tai ką jūs normaliu atveju per tą patį laiką uždirbtumėt, ne. Beveik. Taip, aš, pavyzdžiui, pati iš savo asmeninės patirties, ar ne, kodėl, pavyzdžiui, sutikau, sau leidau darytis procedūrą, nes dėl kraujotakos pagerinimo, deguonies patekimo organizmą ir panašiai, aš iki 13 savaitės leidausi su gydytojo rekomendacija dėl savo darbo, greičiausiai čia bus užbėgsiu įvykiam už akių klausimam, leidausi dėl savo darbo vaistus į pilvą tam, kad suskystintų kraują ir kad kuo didesnis deguonies kiekis ir kuo geresnė kraujo cirkuliacija būtų vaisiui nėštumo metu. Tai aš iki 13 savaitės tą dariau, nes mano sėdimas darbas, tai man viso to reikėjo. Tai būna, kurias be to nedaug dievė neišnešioja leliuką, būna persileidimų ir panašiai. Bet aš lankiausi pas tokią, kadangi pati buvau padidintos rizikos neštukę, daug apie tai žinojau ir tas mano procesas buvo sunkesnis, tai aš ir pasirinkau tokią gydytoją, kuri ten jau iki smulkiausių detalių viską sužiūri. Tai buvo prevencinis dalykas, tai daromas, tai aš tuo klausimu buvau rami, nes aš dar papildomai šiek tiek be visų savo asmeninių darbo procesų pakeitimo, tai dar turėjau papildomai prevenciją medikamentų pagalba, kuri nekenksminga vaisiui, bet kaip tik padėjo jam vystytis. Ir dėl to jaučiausi saugesnė ir šiek tiek daugiau kažką bepadaranti. Tai vėlgi ta pati moteris, kuri pasirenka atlikti vieną ar kitą procedūrą, žinodama rizikos veiksnius, tai tiesiog turi įsivertinti tikrai nuoširdžiai savo pati būklę, ne tik meistro atsakomybė yra pateikti visą informaciją, bet ir greičiausiai, jeigu stebės, galbūt jūs pačios meistras, bet ir klientės, juk mes esam, ar ne? Ir dažnu atveju matau iš meistrių, kurios dirba, specialisčių, kurios dirba, kai jos tampa klientėm, tai jos visų to, žinai, jau nebežino kontraindikacijų, čia aš klientė, dabar meistras manim, ten kitas specialistas turi pasirūpinti. Ne, ta prasme, juk mes esam suaugę supratingi žmonės, jeigu viską puikiai nuoširdžiai žinome, tai nuoširdžiai ir įsivertinkime patį savo būklę, ką mes dėl to darome, kaip mes jaučiamės ir panašiai. Tapę staiga vieną žingsniuku į kliento poziciją, nereikia užsidėti kliento kaukės ir dabar tu čia manim pasirūpink. Pirmiausia, turim patys. Apie tas injekcijas padedančias tau dirbti, tu pati susižinojai, ar daktarė pasiūlė? Kadangi jau, kaip ir minėjau, mes turėjom ir nevaisingumą ir tam tikrų daug labai procedūrų ir šiaip ties, kas liečia ten persileidimų nevaisingumo temą ir jautrę temą, kas liečia nėštumo komplikacijų klausimų, aš jau buvau šiek tiek daugiau pasidomėjus, tai aš žinojau, kad tos injekcijos, būtent skystinančios kraują, man gali padėti ir dirbant, ir nedirbant, bet be abejonės aš nuvėjus pas gydytoją, jinai peržiūrėjo mano visą istoriją, dėl tos priežasties aš tą gydytoją ir pasirinkau, jinai peržiūrėjus mano visą istoriją, jinai man jas ir rekomendavo, bet aš su mintim nuėjau jų paprašyti, bet aš nieko nesakiau ir nieko neprašiau tol, kol jinai ten visko neperžiūrėjo ir man nesutėlėjo tokio saugaus, kaip sakant, plano, tą kūdikėlį išnešioti. Bet aš turėjau pati, ką aš norėčiau dėl to padaryti, bet man pasisekė, nes mano prižiūrinti gydytoja, jinai buvo super duper atsakinga ir man prašyti nereikėjo, jinai man tiesiog pati paskyrė. Tai tau injekcijas tas leido iki pat tavo darbo pabaigos? Ne, iki 13 savaitės, nes nuo 13 savaitės jau būtiniausi gyvybiškai svarbus organai ir funkcijos, kas liečia moters organizmą, dažnu atveju išsivysto. Aišku, be abejonės iki tos 13 savaitės yra labai ten padidinimo stiklu stebima ir jeigu viskas gerai praeina, dažniausiai nutraukia. Aš, pavyzdžiui, pažįstu moterų, kurios irgi ten tiek rožės rytį dirba ir šiaip, ta prasme, yra su tuo susidūrusios
patyrusios, tai jos iki 16 savaitės leidžiasi, nes joms ten galbūt yra tam tikri niuansai, gal ten širdutė nepakankamai pagal laikroduką plaka, žinai, gal ten kokia kraujotaka abejotinė, gal ten koks kraujo tyrimukas nepakankamai ten kelia klausimėlių, nes jeigu yra kažkas negerai, tai tu iš vis turi išeiti į nedarbingumą ir nedirbti, ar ne? Bet jeigu tikrai yra labai atsakingas medikas, kuris tai prižiūri, tai net keliant tam tikri niuansai klausimai, jisai padarys šiek tiek daugiau, kad tie klausimai nepablogėtų nieko nedarant. Tai va, tai yra, kas leidžiasi iki 20, iki 16 savaitės ir panašiai. Tai čionais... Tai po to nesileidai, bet dirbai toliau. Taip, nesileidau, bet aš toliau dirbau. Aš dirbau tiek, kiek priklauso dirbti nėščiai moteriai iki 30 savaitės, iki, kas liečia blakstienas, ten kiti niuansai iki pat galo buvo, bet pačios savo darbo vietoje, kas man priklauso, iki išeiti dekreto, aš išėjau 30 savaičių, nuvažiavau pas gydytoją ir, ta prasme, oficialiai, normaliai išėjau į tas vaiko laukimo ten atostogas, ten tiksliai pagal terminus nepasakysiu, kaip ten vadina. Mes truputį nukrypom dabar į tavo laukimąsi, dar truputį mes nepabaigę klienčių besilaukiančių tos kelionės. Gerai, tai aš iš praktikoje žinau, kad ne visos klientės sutinka su tuo, kad atsisaka jas priimti. Pavyzdžiui, eina klientės pas tave ir eina, lojali, stabili klientė, laukiasi, pasisako, kad laukiasi, išsako, aš jau 4 mėnesį. Taip, pas mus yra tokių, pas mane yra tokių mergaičių buvusių, turiu, pavyzdžiui, net tokią klientę, kuri pasiklausė, dar nepranešus, kad jinai nulaukėsi, bet pasiklausė mano nuomonės, kažkaip sutapo jos nėštumas, paklausė, jos nėštumas sutapo su mano pasisakymu Instagrame, jinai pasiklausė, kas liečia vaikų temą, aš atvirai pasakysiu, aš tokia, griežta, konkreti ir netgi kartais tokia galiu... Vriedna būti ir šiaip aš tokia ganėtinai emocionali. Labai gerai, todėl tave ir pasirinkau šitai temai. Galiu pakelt net ir toną, aš to neatslėpsiu. Ir aš kaip atsimenu, manęs paklausė, aš kaip užsivedžiau, bet aš taip užsivedžiau kaip savo artimai klientai. Ne taip kaip čia dabar kalbu, žinai, korektiškai. Aš kaip užsivedžiau. Jinai kitą korekciją atėjo ir sako, Judita, man labai aiški tavo pozicija, aš žinok, jau laukiasi, dabar man yra ten daleiskim 16 savaitę ir prašau, nuimk man blakstienas. Nes sako, kai išlys pilos, aš bijau, sako, kad čia nebūtų kažkokių tai niuansų, žinai. Aš tau atvirai pasakysiu, man nusišvilptų. Ta prasme, aš turiu savo poziciją, aš geriau būsiu teisinga pati prieš save, teisinga prieš tą mažą gyventoją, kuris neturi savo nuomonės, o nori tu supyk, nori tu tenai kažkur kitur, nori tu mane apkalbėk, daryk tu ką nori, bet tai yra taisyklė, pagal kurią aš dirbu ir dar prieš daug metų, dar nebūnant šito salono, aš tą taisyklę esu sulaužęs ir atvirai pasakius, aš to nesididžiuoju. Man tai toks kaip akmenukas ant širdies ir aš tas 2 klientės padarius, labai apie jas ilgai galvojau, aš labai ilgai galvojau, kai jos yra pagimdę, aš ten labai laukiau ir man labai rūpėjo, kad pasakytų, kad ten viskas gerai ir po tų 2 klienčių aš tiesiog savo pasakiau, kad man to nereikia, aš to nedarysiu ir šnekėkit, apkalbėkit, turėkit savo poziciją, darykite jūs tenais, ką jūs norit ir ačiū Dievui, kad jūsų vaikam būtų viskas sveika ir gerai, bet mano patirtis, mano supratimas ir mano išsilavinimo šio klausimu man to daryti nebeleidžia ir nebeleis. Aš pritariu, kad iš tikrųjų visi mūsų įsitikinimai, tie mąstymas, praktika, kyla iš tų įvykių, kažkokių nutikimų, iš praktikos kyla, ne šiaip iš dangaus nusikabinam, kad aš dabar to taisyklės laikysiuosi, o tiesiog mes perėję, išjautę, atjautę, kaip toj situacijoje jaučiamės pačios ir priimtam tam tikrus sprendimus. Ir sakau, ta prasme, tai čionais yra tiesiog... Aš ant to žmogaus nei pykstu, nei ką, ir visos dirba savo taisyklėm, kaip jos nori, taip jos daro, viskas yra gerai. Jeigu jums ta pozicija, kurioje jūs laikotės, jums duoda ramybę, jūs joje gerai jaučiatės ir
jūs tai tenkina, valio. Manęs netenkina, aš renkuosi elgti šiek tiek kitaip ir, nereikia man nei to dvigubo, nei trigubo užmokesčio, nereikia. Aš, tiesiog. Ramiai miegosiu. Ramiai miegosiu ir kitas dalykas, tai yra tik 9 mėnesiai. Tik 9 mėnesiai iš tavo 70 metų gyvenimo, kada tu pabūsi be blakstienų. O po to sugrįžt po nėštumų klientės ir galėsi toliau gražiai savo nuostabiai bendrauti su žmogumi, kuris jumis rūpinasi. Tiesiog, ir aš irgi tokios pozicijos, tai yra tik 9 mėnesiai. Ir, jeigu tu per 9 mėnesius negali kažką padaryti daugiau, tai tada aš padarysiu daugiau, štai tau. Tai yra nuostabu, kai klientės pasisako, kai sąžiningai vis dėlto atsiklausia, kaip mąsto, kaip reikėtų daryti. Vis dėlto tai surišta yra mes viena prie kitos, nes ta procedūra kažkiek gali duoti tos rezultato nėštumui minimaliai. Tai nuostabu, kai pasisako žmonės atviri, bet yra kas slepia. Ir aš turėjus atveju, kai, aš tiesiog žmogus nesirengia aptamtai, nesirengia labai iššaukiančiai, bet kažkaip staiga pradėjau žinutės eiti, ar aš galiu trumpam atsinešti lėliuką, tik 10 minučių ir vyras atvažiuos paimti ir atsineša visiškai tokį lėliuką. Ir aš suprantu, kad jisai toks šviežias, kad jis visiškai šviežias ir aš dažniausiai ir nenužiūrinėju, nevertinu klienčių ten išvaizdų ir panašiai. Tiesiog nepastebėjau ir žmogus nebendraujam, neįsigilinau, miega, atsipalaiduoja. Tiesiog nepastebėtas nėštumas pro mano akis praėjo, tai ačiū Dievui, kad viskas yra turbūt gerai ir praėjo ir eina toliau, net nebuvo nei trumpam nusiėjimus blakstienų. Bet, man jau toksai, toksai skauduliukas irgi rūpestis iškilo, kodėl čia taip. Ir tau tai buvę yra? Man yra buvę, kad šviežiai atsineštų, taip sakant. Tai ne, bet man yra buvę, kad, kaip tu ir sakai, klientai nebendrauja, miega ir panašiai. Aš irgi niekada klienčių ten nevertinu, nei kaip apsirengus, nei ten ką atsinešė, ko neatsinešė. Absoliučiai nieko. Man tiesiog atėjo blakstienas, žinai. Taip. Ir išeina blakstienas, ar ne? Ir yra tai buvę, kad aš darau ir staiga atsiranda dusulys, staiga atsiranda stiprus nugaros skausmas, atsiranda pilvo skausmas, išmuša stiprus prakaitas ir aš sakau, kas vyksta ir ar aš galiu atsisėsti, man labai bloga, man labai viskas skauda ir aš sakau, kas yra. Jis sako, man 8 mėnesis, kaip aš laukiuosi. Labą dieną, naujiena. Taip, tai aš labai meldžiausi, kad tai nebūtų sąrėmiai. Ir kad tai neprasidėjęs ten joks priešlaikinis. Aš ten pradėjau nešti vandenį, šaltą kompresą dėti, nuklijavau visas šitus. Pasakiau, kad, aišku, ten visą tą informaciją suteikiau ir panašiai, paklausiau, kodėl nepasisakė, ir panašiai. Po to laiko tom klientam, kurių galimai žinočiau, kad galiu nepastebėti nėštumo, atnaujindavau periodiškai klientų kortelę. Ką, nėštumo testą duodavau? Ne, atnaujindavau korteles ir duodavau pasirašyti, žinai, nes yra tokių, kurias tikrai ten, žinai, ir smulkutės, ir aptamtos ir panašiai. Anketą duodi prieš ateinant, kad pažymėtų nesilaukia. Periodiškai, nes yra tokių, kur neįmanoma, kad tu nepastebėsi, žinai, bet yra tokių, kur galimai tikrai galėtum nesusipaisyt, ar ne. Ir po to laiko pradėjau vertinti šiek tiek fiziologiją žmogaus, jeigu tik tai kažkoks įtarimas, aš taip atsigula ten kažkas man čia kažkaip ir labai būna, esu net pati paklausius, labai atsiprašau, sakau, nenoriu, kad pasirodytų netaktiškas klausimas, bet ar jūs nesilaukit? Ne, čia biškai priaugus svorio, ten per karantiną ir panašiai, žinai, tikrai, aš nuoširdžiai, aš tiesiog tada paaiškinu, kodėl aš klausiu ir panašiai. Būtina paaiškinti, kodėl klausiu. Taip, kad neatrodytų netaktiškai ir panašiai, bet po to laiko aš pradėjau vertinti žmogaus fiziologiją, nes aš tuo metu taip įsigandau, nes aš ir taip turėjau labai griežtą poziciją nuo pat pradžių, pradedant dirbti šitoje sferoje šiuo klausimu.
Ir aš taip įsigandau ir ačiū Dievui, ten viskas gerai baigėsi ir laiku tą mergaitę pagimdė ir panašiai. Tarp kitko, jinai kaip gimdė, tai nuo Trakų nespėjo važiuoti iki Vilniaus praktiškai, vos ne mašinai pagimdė, tai jeigu jai čia būtų prasidėjęs priešlaikinis, tai žinok, aš dievaži. Turėtum naują praktiką. Taip, nes jinai pagimdė 9 mėnesį, bet jinai paskui po visko atėjus jau po gimdymo sakė, kad kol mano vyras nuvežė prisiparkavo mašiną, jis jau parėjau, mes vaiką turėjom gimusį, nes jis atėjo, sako, kur čia žmoną tik atvežiau, tai jau sako, žinokit, net iki gimdyklos nedavažiavo. Tai va, tai aš taip įsigandau, aš ten pradėjau nešti visą šitą, paaiškinau ir pasakiau, kad aš net nenuiminėsiu blakstienų jai, ten ką jau sudėjau, tą sudėjau, sakau, tikrai, ta prasme, tegul iškrenta jos ten, nežinau, nelabai gerai, tepkit riciną, ten removerį ar kažką, bet aš jūsų čia daugiau nesiguldysiu. Ir viskas. Ir po to laiko pradėjau vertinti kliento, taip sakant, išvaizdą, šiek tiek bent jau vizualiai, nes aš tikrai labai stipriai išsigandau. Šiaip ir iš techninės pusės, manau, reikėtų meistrams žinoti apie klientės būklę, nes yra tam tikri techniniai elementai, kuriuos naudojant saugesnį priauginimą galima padaryti. Taip, pavyzdžiui, laikantis didesnio atstumo nuo voko, klijų kiekis, galbūt klijų rūšį parinkti kitą. Mažiau agresyvę, taip. Agresyvę, ar ne? Tam tikri techniniai dalykai. Konceptą galima tenais, ten, žinai, gali kažkur kitur pasipurkšti, rankytės ten nusiplauti dažniau, ten gal pirštinaitės sudėti, kas liečia visokius gripo laikotarpius ir panašiai, galbūt pati tenais abejotinos klausimus ir ten, žinai, kitą kartą būna mes irgi, sloguojam biškai ir dirbam, tiesiog užsidedam kaukę ir panašiai, bet kitu atveju jau žinodamas tam tikrą kliento būklę, tai galima ją taip pavadinti ar ne, nes tai vis tiek yra tu jau pasiklaustum, žinai, aš čia galbūt patalpas daugiau pravėdintum, jeigu prieš tai matai, kad klientas atėjo tenais besergantis ar kažkas, tai tai tiesiog tam tikrai yra niuansai, ką tu gali padaryti šiek tiek plus daugiau, net ir iki to 4 mėnesio. Bet sakau, aš turėjau tokią patirtį, kuri mane tikrai labai stipriai išgąsdino. Ir dar visą tai, žinant visas ten tas kontraindikacijas ir kas ten gali būti, aš ten ir paskui kelis kartus rašiau ir tau tikrai viską sakyti, nuvažiavo pas gydytojus, ten neatsimenu aš dabar tiksliai, kas ten buvo, gal parašymiai sąrėmė ar kas ten įvyko, bet ačiū Dievui viskas laimingai pasibaigė. Kaip tu manai, kodėl taip norisi tų blakstienų, nors ir žinant visas tas kontraindikacijas, žinant rizikas, kodėl moteriam taip, šiaip, kaip žmogus pasakyk, kodėl, pavyzdžiui, aš tai nežinau, man atrodo, gal prioritetai kitokie, kas... Aš manau, kad daug yra aspektų, daug niuansų, žinai. Kitiem būna moterim psichologiniai dalykai, žinai, galbūt pati savo nemela negražinai. Yra labai daug moterų, kurios nėštumo metu savim bjaurisi, ar ne? Tai tau bent kažko, tai bent blakstienų, bent nagų, bent plaukų. Žinai, ta prasme, yra tokių moterų, kurios šiaip niekada savo neleidžia, tam, pavyzdžiui, nevaikščiot susitvarkiusiom ten ant kablų visą laiką ten ir panašiai. Ir jos, tiesiog jom pačiom prieš save tenais. Nes yra tokių, kurios net ten su full make-upu važiuoja į gimdymą. Aš neturėjau tokių klienčių, kuriam ten iki gimdymo datos ten būtina viską pasidaryti, kad jau ten kaip lėlė, žinai, stumtum tą vaiką. Kitom yra prioritetų klausimas. Aš įtariu, kad aš tokia būsiu. Kitom, žinai, būna prioritetų klausimas, kad... O yra kai kurių moterų, kurios tiesiog visų pirma lankosi pas meistrą, kuris neturi kompetencijos apšviesti tuo klausimu ir daro, nes daro. Kita moteris neturi kompetencijos pasiskaityti, gal su gydytoju pasitarti ar kažką tai ir darosi kaip, žinai, taigi nėštumas ne liga, gyvenimo nepakeičia. Arba yra tokių, kurios sako, tai jo, dabar uždrauskit nėščiom net kvėpuoti ar ten kažką, tai žinai. Tai požiūris, kompetencijos... specialistas, pas kurį lankais, tai yra labai daug dedamųjų dalių, kas gali tave atvesti prie to rezultato, kurį tu pasirenki daryti. Tai manau, kad kiekviena, ten, pavyzdžiui, dabar jeigu stebi savo įrašą ar ne, tai viena ten galvos, jo, aš tą, kuri nesusitvarkius, ten, žinai, negaliu būti, arba ten tą, kuri, aš ten baisiai jaučiausi nėštumo metu, kita galvoja, blemba, man tai niekas nepasakė, žinai, tai čia, manau, kiekviena turėtų tą atsakymą, kodėl jos darėsi, arba kiekviena turėtų atsakymą, kodėl jos pasirinko nesidaryti. Vienai gal gydytoja patarė, kita, ten pas kineziterapeutė galbūt lankys trečiai, meistras atsisakė, kita gal pati pasiskaitė ir nusprendė.
tai čia gyvenimas, žinai. Instagram'e, kaip paklausiau, kaip su klientėm yra meistrai buvę, kokiu įvykiu, tai labai daug meistrių, bent po 1-2 situacijas parašė, po kurios, va kaip ir tu, visiškai griežtai atsisako klientų. Bet kitą kartą jos būna atsisako po situacijos, bet jos nežino informacijos dar iki tol, kodėl to nedaryti, arba kaip tai gali pakengti, arba kaip tada padėti, kad tai neatsitiktų. Nes dažnu atveju, kol neatsitinka, o kai atsitinka, tada mes pasidavėm, kas čia įvyko, arba net nepasidavėm, tiesiog nenorėdami sukelti savo streso ar kažko, atsisakom ir, aš neturiu jokio paaiškinimo, kodėl aš pasirinkau taip elgtis. Praktika geriau moko negu teorija. Taip, tai tiesiog reikėtų turbūt kiekvienoj turėti balansą sferai, žinoti ir teoriškai, ir praktiškai, gal ir kitom reikia to ir praktinio pasimokymo, kad vis tik tai įsivardintų, kad aš nebepriimsiu. Ar pati nuo klienčių slėpei, ar iš karto prisipažinai apie savo nėštumą? Apie savo nėštumą aš klientėm pranešiau tada, kada pranešiau visiems socialiniai medijai. Tiesiog mano klientė sužinojo iš to, kad visi sužinojo. Tiesiog įdėjom nuotrauką, kad jau laukiamės ir panašiai. Nei slėpti, nei neslėpti nebuvo taip, tiesiog kol tą pilvą nesimato, tai nėra ten apie ką kalbėti, ar ne. Buvo niuansas tik tai tame, kad aš pradėjau mažinti krūvį, ar ne. Kai sužinau, kad laukiaus, nes žinau, kad tokią krūvę, kokią aš patempiu, nesilaukdama ir patempiu ten 4-5 mėnesį, normalioje būklėje ir 4-5, 6 mėnesį nėštumo, aš tiek nepavešiu. Tai buvo iššūkėlis susimažinti klientus. Tai tiesiog nesakys dabar aš čia ir dabar iš čia tavęs atsisakau. Jo, iš tikrųjų, kaip vyksta tas mažinimas? Tai čionais buvo iššūkis, tai tiesiog paprasčiausiai aš pasakiau, kad dabar, ten, daleiskim, buvo vasara, po vasaros aš sužinojau ir kad žiemos ten laikotarpiu ten ir panašiai, jau aš noriu susidėlioti kitiems metams pastovų grafiką, nedirbti ten, taip sakant, papildomų valandų ir panašiai, ir pasakiau visom, kad mano darbo grafikas bus nuo 12 valandos iki 7 vakaro, nes vakarinė klientė, visos, kiekviena moteris dirbant iki 5 turi teisę ateiti tai procedūrai, ar ne, nes, arba dirbti šeštadieniais tada turi, nes, tiesiog. Tai pasakiau, kad dirbsiu nuo 12:30, nes papietaudavau ir tada, o iki 12 namuose savo ramiai sutvarkydavau reikaliukus su dolčiu arba šiaip pailsėdavau. Tai nuo 12:30 iki 19 valandos pasakiau, kad vyksta išankstinė registracija ir kiekvienos atsiprašiau, kad, jeigu jūs į priekį neužsiregistruosite ir prarasite vietą, tai... Bet nerekomendavai kažkokios kitos meistrės, pas ką... Rekomendavau, buvo kam. Ir net rekomendavau, kai jau paskui išeidinėjau į dekretą, tai susiunčiau ten ir Vilniaus meistrės, ir Grigiškių, ir ten Elektrienų, pas ką būtų galima užsirašyti. Tai padariau. O pačią žinią jau paskelbėm, kad čia kažkas tai vyksta. Tai buvo, vėlgi aš padariau tai sąmoningai, ne dėl to, kad jų pilvukas labai matės, o dėl to, kad aš paskaičiavau, kad mano mergaitė iki mano dekreto liko 3 korekcijos, kad jos tas 3 korekcijas susiplanuotų ir per tas 3 korekcijas sugebėtų susirasti savo vizitus pas kažką kitą. Per porą mėnesių tikrai labai realu susirasti kažką pasibandyti. Tai toks mano buvo planas, todėl aš paskelbiau grinai dėl jų, nes taip tai būčiau tikrai nesviešinus, o tiesiog nenorėjau to tokio proceso, žinai, kad čia klientėm pasakai, tada jos ten išeis, sakys ten, mano ten meistrė, tada laukėsi, tada kitos ten scrollins, checkins ten ir panašiai. Ne, aš tiesiog, kad nebūtų, taip sakant, apkalbų lygio ar nebūtų apie ką kalbėti. Tiesiog pati pasakiau, pasisakėmės ir tai mano toks racionalus buvo sprendimas 3 korekcijos ir pasiskelbėm. Didelė dalis meistrių man rašė tas istorijas, iki paskutinės dienos. Dieną prieš pabaigė klientė, po dienos nuvažiavo gimdyti savaitę iki, žodžiu, labai
ilgai dirba meistrės, renkasi čia ar dėl finansinių dalykų, ar čia tiesiog mes tokios karjeristės, mylim šitą darbą, įsimylėti ir lengva ir nepaleisti. Aš tai manau, kad irgi vėlgi per daug, kad vienas atsakymas būtų, tai būtų labai paprasta, žinai, gyventi, bet aš manau, kad tai vėlgi yra daug dedamųjų. Pradėkime nuo to, kad finansai, kitos galbūt nesutvarko tų arba nesusitvarko, arba nesitvarko tų, žinai, socialinių garantijų, nesutvarko veiklų, nesutvarko buhalterinių klausimų, galbūt trūksta vėlgi žinių ir panašiai. Tai tada faktiškai piniginis klausimas lemia ar ne to klausimą, gal ten šeimoje sunkesnė padėtis, ten, žinai, gal vyras koks nors ten paliko, aš žinau tokių atvejų, žinai, ir panašiai. Kitas, manau, kad superwoman yra tos, kurios nori įrodyti kažką, žinai, kad čia aš viską galiu, noriu ir pasidarysiu ir čia taip toliau. Ir kaip yra kai kurios moteris, kurios sako, čia, žinai, vaikas manęs nepakeis, aš čia ten, aš net Instagram'e Reelsą, žinai, esu padarius, žinai, ir mamytę pasidarius, žinai, ir visos bijo tos etiketės, kad tave ten pavadini, žinai, tai ir mamytė, žinai, ten, nes čia tarsi toksai komentaras į neigiamą pusę, žinai, kad čia tik dabar, aš nežinau, aš suprantu, motinystė yra, moteriai yra iššūkis, sunkus dalykas, realiai aš pati dolčerė mažai darbo turiu ir tenais jį atlieku, bet kartais, pavyzdžiui, ateinantį savaitę, praėjusi tai yra savaitė, kuri buvo, aš visą laiką sėdėjau namuose ir ten, žinai, kaip klaunu, ten, žinai, tą vaiką linksmini, ten taip toliau ir panašiai, realiai, tu kaip, pasakysiu negražų žodį, žinai, bet, kaip atsilikėlis, žinai, tavo gyvenimas yra košės. Nusileidai iki to kūdikio lygio. Taip, tavo gyvenimas yra košės, ten kokie vitaminai, kakučiai, žinai, ir linksmybės, ir spirkuliavimas, mygdymas, žinai. Tai taip, jeigu tu 2 metus taip gyveni, tai realiai, tikrai tau socializuotis, jeigu tu neturi kitos veiklos ir tu to neįtrauki, yra sunku. Ir kitos, galbūt, ir mamytė pasidarius būna dažnai asociacija su ta tokia, žinai, nebetekvačia mama, kuri tenais nebegali galbūt normaliai funkcionuoti. Gali su draugėm pakalbėti apie kitą dalyką negu vaikas. Negu vaikas, teisingai. Jos galbūt bando savo parodyti, kad jų taip nepaveiks, nepadarys. Ir po to grįžta iš karto po nėštumo, meistrės grįžta iš karto savaitę po. Tai aš manau, taip sakau, yra labai daug dedamųjų dalių, žinai, kitos karjeristės. Ir okei, ta prasme, jeigu tu žmogus, nes yra tokių moterų tikrai yra, kurios, sako, aš nemamiška, aš labai myliu savo vaiką, aš ten beprotiškai viską atiduosiu, bet aš net į dekretą nenoriu eiti, aš noriu, kad vyras augintų tos 2 metus, ar ne? Tai viskas okei, jau gyvenimo būdas, žmogaus požiūris, taip yra. Tai sakau, jeigu būtų vienas atsakymas, būtų labai paprasta, yra tiek finansiniai dalykai, tiek žmogaus požiūris, tiek kitą kartą visuomenės stereotipai, priklijuojamos klišės visokios ir tezės ir panašiai. Ir kiekvienas tas dalykas būna kitą kartą padaro tokį lemiamą sprendimą, kuris duoda tą rezultatą nepakankamai galbūt skanų, patrauklų arba gerą, žinai. Tai manau, kad daug visokių niuansų. Tikrai pažįstu, pavyzdžiui, man labai gaila moterų, kurios, ta prasme, dėl finansinės padėties turi taip kankintis ir dirbti. Čia jau taip reikia. Taip reikia, tu neturi kitos išeities. Man labai gaila tų moterų ir kad taip atsitinka. Gal ten, žinai, nepavyko pasiplanuoti, nepavyko ten pasitaupyti, galbūt nepavyko ten susitvarkyti socialinių dalykų, daug dalykų. Gal ten paskolų, žinai, turi. Čia mum, Wonder Cosmetic, į ateitį tema, kaip užsitikrinti ir susiplanuoti socialinės garantijas, susiplanuoti savo saugią ateitį, nežiūrint taip toliai pensijas, bet artimesnė. Laukimasis, paskolos, planavimas, pirkimas didelių pirkinių. Taip, nes tai, ta prasme, bet kokiu atveju tai yra gyvenimas, bet kokiu atveju tu esi moteris ir taip, kitą kartą aš tai būna, žinai, sakau, gerai, tu gali nesilaukti ir panašiai, bet tu gali rimtai susirgti. Susilaužai ranką ten, kur ten reikia 3-4 operacijų ir tu negali pusę metų dirbti. Ir tau reikia ten reabilitacijų ir panašiai, o realiai tau nei valstybė moka ten tuos vadinamus nedarbingumus, nei tau, pavyzdžiui, kompensuoja reabilitacijas ir tu gal net negali grįžti į savo darbą. Ir kas tada? Tai čia šita tema bus.
O tavo leliuko kiek laiko? Žodžiu, kitą savaitę 9 mėnesiai. 9 mėnesiai. Ir tu į Blakstienas negrįžus. Grįžus į Dolčią. Į Dolčią truputį apie ką yra? Kas tai yra? Kitiems žinot, aš tai puikiai žinau. Dolčiamo yra konditerijos mūsų desertinė įmonė, konditerijos cechas, jame dirba gamyba, vykdo mano vyras, o visus režisūrinius ir visus kitus klausimus tvarkau aš. Va, deserčiukai, važiuosit iš Vilniaus į Kauną, iš Kauno į Vilnių, link Vilniaus, sustokite Elektrėnuose, įsigyti desertų ir makarūnsų ir visokių tokių skanuminių. Tai į Dolčią grįžus. Jo, į Dolčią aš grįžus, bet Dolčiai man yra lengviau modeliuoti savo dieną arba darbus, aš juos galiu atidėti, nukelti, aš galiu juos pasidaryti, kai Frėja miega nakčiai, pietų miegelių, kai miega, kai buvo mažytė, tai galėdavau ją visur temptis kartu ir pati matei, nasilkoj. Aš vadinu taip nešioklė, mes taip žargoniškai šeimoje vadinam būtent tą aparačiuką, į nasilką įsidedi ir, taip sakant, keliauji daryti ką reikia. Judita man makarūnsus pakabo su leliuku. Neatsimenu, koks ten mėnuo buvo, bet buvo vasara, tai ten kokie 3 mėnesiai greičiausiai buvo kokie. Bet ramiausiai. Ten esu grįžus, bet ten epizodiškai tada, kada reikia, tai viską, ką reikia, turiu ir pagalbos, bet darbuojamės. O kada planuoji, ar dar neplanuoji į Blakstieną? O gal iš vis neplanuoji? Aš nieko savo tuo klausimu nesu pasakius, nieko. Sakiau, kad jeigu bus galimybė, galbūt grįšiu rudenį, bet pagal vaiką aš matau, kad aš rudenį grįžti negaliu. Sakiau, kad galbūt grįšiu pavasarį, dabar jau galiu pasakyti, kad pavasarį tikrai negrįšiu. Dabar nuo kito rudens Frėja eis į darželį ir jeigu matysiu, kad... Čia po pusės metų gerų. Jo, jeigu matysiu, kad yra galimybė ir aš galiu savo tai leisti nei savęs, nei vaiko, neprievartaudama ir nepavesdama klienčių, tai žinoma, aš grįšiu. Bet aš ir jau išeidama į dekretą, manęs klientas ten klausė ir dabar ten Dieve, kaip aš ten tavęs laukiu ir panašiai. Aš iš karto pasakiau, kad aš nežinau, kaip bus. Aš žinau, kad aš tikrai nesu ta moteris, kaip sakant, kuri apsiribotų ties vaiko auginimu ir čia mano visas gyvenimas, nes yra tokių, kurios kaifuoja nuo to ir ten gali 5-6 vaikus auginti ir joms daugiau nieko nereikia dirbti. Man tikrai reikia ir darbo, ir socializuotis, ir visko man reikia, bet kokiu atveju Frėja man yra prioritetas. O dar pastebėjau, meistrės, kai grįžta po nėštumų, jau leliukai eina į darželius, leliukai ir serga. Tada meistrės tokios kilnojančios laiką pasidaro. Tai jos gali, tai negali, tai atšaukia, tai pavėlina. Kaip čia dabar dylint su tuo, nes čia yra sunkiau klientėm lojaliom išlikti, nebent reikia labai meistrą būti įsimylėjus, kad derintis prie jo gal gali kitą dieną, gal gali anksčiau, vėliau. Tai yra žmonių laikas, kuris yra labai brangus, ta prasme, aš suprantu. Mano požiūrį, man labai stipriai yra pasisekę, nes mano močiutė, gimus Frėjai, išėjo į pensiją, jinai tenais didelį darbą, taip pavadinkim, yra dirbusi ir jinai palaipsniui tenais po truputuką atsitraukia ir panašiai, ten tą įmonį padeda, bet aš turiu planą B, kas gali man, galėtų mane šiuo klausimu išgelbėti, bet aš nežinau, kaip bus su jo sveikata ir visais kitais dalykais. Praėjus tam tikram laikui tarpą, nes čia vis tiek, ten 2-3 mėnesiai ir viskas keičiasi. Aš dirbčiau, pavyzdžiui, atvirai pasakius, greičiausiai 6 sekmadienį, tada, kada vyras namie. Taip. O nežinau, dabar mano fantazija neišneša, bet gal tavo fantazija geresnė. Ką patarti meistrėms, kai tos pagalbos tokios plano B ne visada būna, su klientėm reikia dirbti? Bet tą stabilumą kaip išlaikyti? Iš principo, tai, jeigu nėra pagalbinių rankų, tai yra labai sunku. Ar samdyti auklę,
galima variantas, pasisverti finansiškai, kas yra palankiau ir panašiai. Bet be pagalbinių rankų tikrai yra sunku. Nežinau, aš neturiu tau žinok šito atsakymo, nes fantazija neišneša. Nėra kito atsakymo, ta prasme, tu gali ten super duper suplanuoti, ten dirbti tik vakarais ar dar kažką, bet kokiu atveju, ar vakaras ar rytas, jeigu tu neturi kas pabus su tuo vaiku ekstra atveju, tai nėra kito išeities, kaip tik tai tu gali. Tai tiesiog toks etapas, reikia su tuo susitaikyti, klientėms su tuo susitaikyti. Ir viskas. Aš tai, pavyzdžiui, mano planas, aš, kaip pavyzdys, ar ne, planuoju nuo rugsėjo ten grįžti, ar ne, jeigu taip viskas gerai su darželiu, automatiškai paraleliai ateina ligos, tai aš tikrai negrįšiu darbą pilna koja. Aš negrįšiu ten nuo pirmadienio iki penktadienio, pilnu grafiku, nuo 8 iki 5, ar ten nuo 10 iki 7 vakaro, ar ne. Tai aš planuočiau dirbti, pavyzdžiui, ten šeštadienį, tik sekmadienį, arba ten šeštadienį, antradienį, ar ten šeštadienį, antradienį, ketvirtadienį, kad ekstra atveju, jeigu atsitiktų taip, kad ten ketvirtadienį aš vis tik negaliu, ta prasme, priimti, nes kažkas atsitiko ir nėra kam palikti vaiko, kad netolimam laikė, netolimoje ateityje, pavyzdžiui, šeštadienį, kai jau vyras namuose, aš galėčiau priimti tas klientes ir kad joms taip stipriai neskaudėtų, kad aš jų nepriėmiau už vakar, kad nebūtų tas laikas, oi atsiprašau, mano vaikas serga, jūsų vizitas dabar bus nukeltas po 3 savaičių, žinai. Tai tiesiog reikėtų protingai pasidėlioti klientų srautus ir ratą, kad tu turėtum ekstra atveju, neleiskim, savaitėje 3-4 laisvus laikus, jeigu tu vieną dieną negalėtum išeiti į darbą. Nesusigrūst klientę vieną po kitos į vieną dieną, kad jeigu atšauktai visą dieną. Taip, išsibraukia ir ten daleiskim tavo visos kitos 2 savaitės pilnai užimtos ir tu neturi ką daryti. Tai tik tai planavimas klienčių srautų. Ir pranešti turbūt žmonėm, kad galimai gali pasitaikyti tokių dalykų planavime, kad pasiruoštų žmonės. Viską perėjom nuo tavo karjeros pradžios iki šių dienų ir dar man įdomu tokie keli trumpi patarimai, kaip, čia ir man jau turbūt aktualu, vis dėlto tokia balta suknelė vasarą laukia, tai turbūt po to jau gal kažkas kitas irgi link tos temos judės. Tai man įdomu, kaip man pasiruošti, kokius man namų darbus reikia padaryti prieš planuojant laukimąsi. Čia reikėtų padaryti namų darbus prieš planuojant laukimąsi ir kai jau laukiasi, reikėtų tam tikrais darbo procesais, kaip pasakyti, neapsikrauti arba pasirūpinti irgi savimi, savo kūnu, savo tiek vidinę, tiek išorinę būseną. Tai pirmiausiai, kas tai žinoma, ten be visų ten folio rūgščių, ką rekomenduotų ten gydytojas ir panašiai iki laukimo. Dar aišku priklauso nuo to, ar tas laukimas vis tik yra komplikuotas, nekomplikuotas, kaip ten sekasi pastoti ir taip toliau. Aš dalinuosi iš savo patirties. Visko gali būti, nieks nežino. Nieks nežino, taip. Tai pirmiausia, tai reikėtų turėti sveiką fizinį kūną, kuriuo tu galėtum pasitikėti, kad jis išsaugos, išnešios tau gyvybę, ar ne? Tai stengtis kiek įmanoma savim pasirūpinti, kas liečia minimaliai judėjimą, ten ar net gal ir neminimaliai, jeigu yra galimybė, ar ne? Tai ten kokie dviratukai, sportas ar kažkas, tai čia iki nėštumo, ar ne? Kas liečia labai yra svarbu tiek iki nėštumo, tiek nėštumo metu aktyvi ir gerai cirkuliuojanti limfotaka. Tai limfodrenažiniai masažai rankom, aparatais, presteoterapija ar panašiai yra labai sveika, tik tai neskaitant tų, kurie yra orientuoti į kūno apimčių mažinimą, o tiesiog ką tai duoda, tai vėlgi duoda aktyvią kraujotaką, tai duoda pakankamą deguonies kiekį organizme, visi šitie dalykai, kas liečia ypatingai mums, kas dirba sėdimą darbą, nes mūsų limfotaka yra padalinta į 2 dalis, tai yra kojos ir viršus, nes ties viduriu visą laiką pas mus bus barjeras. Tai to pasiekoje čia automatiškai spazmuoja, užsispaudia, kojos tinsta, nes čia sutrikus limfotaka, jinai tik tai čia cirkuliuoja, nekeliauja viršų, arba rankos tinsta. Tai aktyvi ir gera limfotaka iki nėštumo metu, presoterapija puikiausiai tinka, galima darytis be pilvo, tik rankom ir kojam, kaip pavyzdys, net ir nėštumo metu ją galima atlikti švelnę.
tai yra labai sveika, ir labai kokybiška, ir labai gerai, tiek mamai gerai atsipalaiduoti, raumenukus visą tai atjungia, neleidžia kaupti skysčiam, kas nėra labai gerai ir sustabilizuoja visus spaudimo dalykus, toksinam neleidžia rinktis ir automatiškai pagerina kraujotaką, tai yra labai gerai. Dar aš nuo savęs rekomenduoju dėl tos geros limfotekos ir prieš nėštumą ir šiaip kasdienybėje naudoti kėdę balną, kad stabiliai, tiesiai sėdėtumėt ir visa kraujotaka viskas vyktų sklandžiai, niekas nesiblokuotų, netintų, netirptų kojos, jokių tokių sėdėjimų su klientėm, tokių persuktų ir panašiai. Tokių persuktų turi būti tiesiai ant balno. Balną irgi rinktis tokį sunkesnį, stabilesnį, kad nebūtų toksai, būna kartais, kur lengva nukrist nuo jo. Tokį sunkesnį, su 3 reguliuojamom padėtim, investicija čia yra ilguoju laikotarpiu tikrai atsiperkanti. Taip pat labai svarbu yra, žinoma, stalas, patogus pasirinktas aukštis klientės galvos, kad rankos būtų ne per aukštai, ne per žemai, kad neįsitemptų pečių juostą. Man labai padėjo tai pagalvė, kurią aš turiu, kuri koncentruoja, kad riešai būtų nuo čia iki čia būtų pilna atrama ir riešai būtų laisvi, tai tu visą laiką būni ne korpusu kažkaip užgriuvęs, neįstempia, tu atsiremi rankom ir čionais viskas. Ir nugaros apačia nelaiko to svorio. Taip, tiesiog viskas yra atpalaiduota ir rankos irgi nebūna įstempusios, nes jos būna padėtos, ta prasme, tu jų nelaikai ore ir panašiai. Tai šitas dalykas irgi yra ganėtinai svarbus, be abejonės. Jau besilaukiam, tai yra labai svarbu daryti pertraukėlės, bet pertraukėlės ne kava ir sėdžiu savo išsirėbus atsiprašant, o apeiti ratuką, pasivaikščioti, kad vėl suaktyvinti kraujotaką, pakvepuoti, pavaikščioti vietoj, nežinau, aš tai eidavau ten prasišluoti ar dar kažką, kad grinai pajudėti, nes, pavyzdžiui, net skrydžių metu rekomenduojama ten periodiškai, kas 30-40 minučių, jeigu laukęs, nueiti lėktuvą pirmyn atgal. Labai svarbu yra gerti daug vandens, kad organizmas nedehidratuotų, ypatingai dėl limfotakos lygiai taip pat, kad padėtų skystintų kraują ir kuo greičiau ir aktyviau ten viskas vyktų ir cirkuliuotų. Tai va pagrindiniai dalykai, vandenukas, judėjimas, pertraukėlės ir ergonomiškai kiek įmanoma patogi darbo vieta, tai daugiausiai, ką mes dėl to galim padaryti. Ten maityba ir visi kiti dalykai, čia jau, taip sakant. Taip. Na ir dar rekomenduoju metus iki deklaruoti pajamas geras. Ir turėti nenutraukiamai 1,5 ar 2,5 metų, dabar neatsimenu veiklą, nes jeigu tik įsiemi veiklą metus laiko deklaruoji pajamas, tai... Taip. Tai metus prieš deklaruoti ir dar dirba ten iki... Iki kiek reikia. Taip, ir dar būtinai reikia pateikinėti prieš išeinant į jau patį dekretą, tą vaiko laukimo atostogas, geriausia tai jau tik sužinai, kad laukęs, tai pateikinėti SAF pranešimus sodrai ir mokėti SAF tas įmokas. Tai ačiū tau už atvirus atsakymus, jeigu jums kils kokių nors klausimų, čia kažkur taip taginsim Instagramą Juditos, galit paklausti, kokia ta pagalbė, į kurią jie atsiremia, kokie kiti klausimai, jeigu jums kilo, galit klausti, o mes dabar einam su netikėtų blitz klausimynu. Tai kaip gali greitai, gerai keliais žodžiais į tokius klausimukus. Nebūtinai jie siesis su mūsų darbu, bet jie siesis su mūsų gyvenimu. Jeigu ryte reikėtų startuoti nuo nulio, kokią sritį pasirinktų? Blakstienų, nes ją moku geriausiai. Tai jeigu nemokėtų? Vis tiek blakstienų niekas nešauna į galvą. Ar blakstienų rinkoje dar trūksta gerų produktų? Taip. Ko tavo manymu trūksta? Aš manau, kad turėtų būti mažiau vienkartinių dalykų, kaip ten užtiesalai ir visokie kitokie dėl aplinkos taršos. Ir nežinau, neišmėginau tavo pinceto. Aš galėjau net vežti tau dovanų, o Dieve. Bet kad rinkoje man tiko ir patiko tik vienas Dumontas, tai čia dar sfera. Sulaužysim šitą standartą. Tai va.
Gerai. Kaip jautiesi šiuo laiku? Kokių tau žinių trūksta? Kur norėtum pagilinti savo žinias? Būtent šiuo momentu tai labai norėčiau pasigilinti galbūt į, kaip čia išreikšti, į tekstų rašymą. Jo, norėčiau pasigilinti į tekstų rašymą, ypatingai kas liečia marketingo tekstų rašymą, į pardavimus, įtaigą ir visus šitus dalykus. Be to dabar šiais laikais nelabai kur pajudėsi. Čia dabar man ką šauna į galvą, tai būtų tai. Jeigu nerūpėtų pinigai, kokią veiklą pasirinktum, o galbūt kitą visai veiklą pasirinktum, jeigu nerūpėtų pinigai? Ką pasirinkčiau, jeigu nerūpėtų pinigai? Apie darbą, ar ne, sferą eina kalba? Tai eičiau dirbti Blakstienų. Matai, kokia gera sritis. Meilė, kiek čia beveik 10 metų jau. Supranti, kaip yra, tiesiog paprastas dalykas. Aš, pavyzdžiui, tame dirbau, man tai teikia malonumą ir aš niekada neturėjau tokių minčių jos pakeisti. Aš net nesėdėjau ir negalvojau, blemba, gal aš norėčiau kažko tai kito, žinai. Tai kadangi aš tos minties neturėjau, tai aš neturiu ir kito atsakymo, nes jeigu žmogus daro nagus ir jisai sugalvoja, kad blemba, vis periodiškai jam užsikabina mintis, kad norėčiau daryti pedikiūrus, tai automatiškai jo atsakymas ir būtų turbūt, kad bandyčiau eiti į pedikiūrą. Pas mane to dar nebuvo. Kokį vaidmenį pasirinktum? Mėgstamas, mylimas benamis ar nekenčiamas vadovas? Man turbūt būtų lengviau pasirinkti nekenčiamas vadovas. Paaiškint, kodėl? Galima, jeigu turi, tik tai įdomu. Dėl to, kad nekenčiamų vadovų reikėtų dirbti, daryti, o mėgstamų mylimų benamų nieko nereiktų veikti, o aš negalėčiau neveikti. O kad ir nekenčiamas, bet tai vis tiek, kad toks būtum, tai reikėtų iki to ateiti kažką daryti reiktų, nes manau, kad benamių mylimų tai nieko, šipsotis, būt mielam. Nelabai man čia. Svarbiausia kažką daryti. Mes stebuklingai teleportavomės į naują aplinką ir pasipuošėm atsisveikinimui. Ir noriu padėkoti tau, Judita, kad priėmė į savo jaukius svečius, pavaišinai desertais, ryto gamybos šviežiais. Ir kviečiam jūs visus į Elektrėnus pas Juditą į desertinę paragauti. Ir tavo paskutinis palinkėjimas mūsų damoms. Tai pirmiausia, tau noriu padėkoti, kad atvažiavai, nes labai buvo smagu susitikti po tiek laiko ir kad skiri laiko prasmingiams dalykams, nes tai yra informacija, tai yra, supraskite, kad kai žiūrite tokius dalykus, tai yra kito žmogaus investicija, jums dovana, žinių, gero laiko, pramogos, nes, tai bet kokia atveju, ar ne, klauso kitas gal kavytę geria ar panašiai, podcast'o tipo informatyvus turinys, kuriam reikia skirti savo brangų laiką, už kurį niekas nieko neatlygina. Tai šaunuolė, labai sveikinu tave, kad kuri dirbi ir keliauji tolyn. O jums visoms noriu padėkoti, kad žiūrėjote. Tikiuosi, kad buvo informatyvu, naudinga, galbūt pasiėmėt savo žinių, arba šiaip gal gerai praleidote laiko ir palinkėti dirbti saugiai, saugoti save, planuoti, nenustoti tobulėti, norėti augti, ieškoti motyvacijos iš tokių žmonių kaip Aurelija. Ir sekti tokį turinį, kuris suteikia gyvenimui žingsnį priekį, o ne žingsnį atgal. Tai ačiū visam, kad žiūrėt. Tai tobulėkim ir skleiskim gėrį pasaulyje. Čia kaip per mis konkursą. Balsuokit už mane. Aš noriu, kad pasaulyje būtų taika. Bet iš tikrųjų mes norim, kad pasaulis būtų gražesnis, sveikesnis ir dėl to mes darom, ką darom. Taip. Ne? Gerai, noriu apsikabinti tave. Ačiū tau. Ir iki pasimatymų.